Marijau, žiūrėkit, visi praktiškai Lietuvoje rapsai būna nukulti. Kodėl pas jūs dar žali? Mes juk jau naudojame biologiją. Ir va šie metai tikrai parodė, gal šie metai, sakyčiau, net buvo biologijos metai, nes tas lietus pas mus buvo saikingai, pasiteisino biologija. Ypač matome tą, kur naudota, nenutraukiant kelis metus. Pagal tą vizualiai matai, kad yra geresnis biologinis aktyvumas ir tie patys rapsai yra sveikesni. Liečiant tuos laukus, kur nenaudota biologija ir kur naudota, tai yra kai kur iki pusės tonos skirtumas. O sakykite, buvome kitam lauke, kur rapsas sugūlęs. Kokia ten problema? Kodėl tai atsitiko? Vis tiek vienas ūkis, viena technologija. Aišku, vienas ūkis, bet laukai įsimėtė keliasdešimt kilometrų spindulių. Tai kai kur gavo daugiau lietaus, mažiau biologijos panaudota. Tai buvo labai palankus šiemet metai sklerotiniui puviniui ir kur labai pažeistas laukas skleročio. Tai viskas gulėjo, grūdai susitraukė, raudoni, derlius mažesnis, net iki tonos kai kur mažesnis. Tai, bet ir tam pačiam lauke suderinus rapsų genetinę savybę, suderinus biologiją, tai biologinė, tai yra iš rudens biologija naudota, pavasarį biologija naudota, tai turime tikrai skirtumą, geresnis derlius buvo. Kokius pagrindinius produktus naudojate rapse, kad sustabdyti puvinį? Rekomenduoju tikrai rudenį naudoti Bactaforsą, Ruinexą. Vienas dalykas tai yra antibiotikai prieš patogenus. Ruinexas susitvarkės, pagreitins, suaktyvins visą dirvą, o Bactaforsas apsaugos augalą. Juk žinome, kad rapsams ypatingai reikalingas fosforas. Rekomenduočiau duoti dar su trąšomis fosforo fosfiksą, kuris ne tik atpalaiduos dirvoje esantį fosforą, bet ir pagerins pačio trąšų fosforo efektyvumą.